Sveiki! Lankydamėsi mūsų internetinę parduotuvę rasite kompiuterių, kurie vadinami gamintojo atnaujintais. Gamintojo atnaujintas angliškai refurbished kompiuteris tai yra prietaisas, kuris dėl kažkokios priežasties grįžo atgal į gamintojo sandėlį. Buvo patikrintas, paruoštas ir pateiktas atgal į prekybą. Pas gamintojo kompiuteriai gali grįžti dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, kompiuteris buvo grąžintas atšaukus užsakymą. Arba prietaisas buvo naudojamas laikinai parodoje, o vėliau grąžintas. Taip pat grąžimo priežastys gali būti smulkus korpuso įbrėžimai ar pakuotės pažeidimai. Jei keliate nemažus reikalavimus kompiuteriui, bet negalite įsigyti norimą, gamintojo atnaujinti gali būti jums sprendimas. Tokių pačių specifikacijų gamintojo atnaujinto modeliai kainuoja ženkliai pigiau. Dėl kokybės galite nebejoti. Jie grįžta tik po išsamaus patikrinimo ir atitinkantis visus naujo kompiuterio keliamus reikalavimus. Be abejo, jiems galioja visos autorizuoto serviso garantijos. Pirma. Visada gamintojo atnaujinti prietaisai pakuojami pilnos komplektacijos, bet ne į standartinę, tačiau kokybišką ir saugią pakuotę. Antra, kaip ir minėjau, šiems kompiuteriams galioja visos autorizuotos serviso garantijos. Tiesa, ji gali būti trumpesnė, bet garantijos pratęsimo sąlygos yra lygiai tokios pat kaip ir naujam kompiuteriui. Būtinai šią informaciją pasitikrinkit prieš pirkdami kompiuterio aprašyme. Na ir trečia, kai kuriuose parduotuvėse tokie kompiuteriai parduodami kaip nauji, tik jūs to nežinote. Pas mus gamintojo atnaujinti modeliai turi specialų ženklinimą, todėl jūs galite visada būti tikri dėl savo įsigyto kompiuterio. Mūsų patirtis rodo, kad dauguma gamintojo atnaujintų modelių veikia ne vienerius metus be jokių gedimų. Tad jeigu ieškote aukštos klasės galingo kompiuterio, rekomenduoju gamintojo atnaujintą. Ir visgi, jeigu liksite nepatenkintas naujoju kompiuteriu, per 14 dienų galėsite jį grąžinti kaip ir bet kurį kitą, be jokio papildomo mokesčio. Taigi šiam kartui tiek, lauksime jūsų apsilankant pas mus. Neriba, tavo pamėgta.